Matosi ekranu? Ar matosi, kažin, mano ekranas? Jo, matosi gerai. Matosi gerai, tai gerai, dar trumpas įvadas prieš perdodant žodį. Jums tai, kaip žinia, kiekvienais metais Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija skelbia teminius metus, kurie apima įvairias veiklas, edukacijas, taip pat publikuojama įvairius informacinius pranešimus mūsų socialinėse medijose, tačiau nemažiau reikšminga dalis yra susiję tam tikri moksliniai tyrimai. Tai neišimtis ir buvo varliagyvių metai, kurie buvo iš tikrųjų ne pernai jau prieš 2 metus, tai va būtent mokslininkė Dalia Bastytė, cech herpetologė, pasidalins savo įspūdžiais, kokias varliagyvių ir roplių rūšis aptiko. Na, o pasibaigus pranešimui galėsite užduoti jums rūpimus klausimus. Tai Dalia, perduodu žodį jums. Ačiū, Žygimantai. Aš norėčiau iš tikrųjų pasakyti, kad klausimus užduoti galima bet kada. Manau, kad ypač jeigu čia... Galite ir iš karto tada. Taip, galima ir iš karto ir norėčiau gal ir klausimus, ir pastebėjimus, ir ypač jeigu yra žmonių iš Kuršių nerijos, kurie žino daug daugiau už mane apie vietinės vietas, gali visus savo pastebėjimus sakyti iš karto, arba visi kiti, kurie ten dažnai būna ir yra susidūrę ir matę. O aš gal trumpai prisistatysiu. Tai aš esu Dalia Bastytė čia. Na, aš pradėjau iš tiesų savo varliagyvių turbūt tyrimo karjerą Vilniaus universitete su magistriniu darbu, o paskui prisijungiau prie Lietuvos gamtos fondo projekto, kuriame buvo atkūrinėjamos buveinės ropliams ir varliagyviams, konkrečiai baliniam vėžliam ir saugomų varliagyvių rūšims. Ir tuo pačiu metu daugmaž paraleliai aš pradėjau dirbti su danų firma Amficonsult ir vykdyti buveinių inventorizaciją ir atkūrimą Danijoje ir Lenkijoje. Šiuo metu aš to jau kurį laiką nedarau, vis dar dirbu Lietuvos gamtos fonde, bet dabar dirbu su senais medžiais ir juose gyvenančiais organizmais. Na, tai čia toksai su varliagyviais buvo kaip ir grįžimas. Galbūt, nėra taip, kad visai nutrūkė, bet nėra mano pagrindinė šiuo metu veikla. Bet paskambino Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos darbuotoja ir pakvietė dalyvauti. Ir papasakosiu truputėlį smulkiau, kaip čia viskas buvo. Tai kodėl čia toks tyrimas buvo atliktas? Kaip Žygimantas ir sakė, 2023 metais Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija paskelbė roplių ir varliagyvių metais. Na ir tada tais metais, jeigu čia kažkokie organizmų metai, žodžiu, reikia juos patirinėti. Be to, roplių ir varliagyviai šioje teritorijoje buvo tyrinėti tikrai jau senokai, 2002 metais, prieš daugiau negu 20 metų. Na, o aš tuo metu buvau motinystės atostogose su mažučiu vaiku. Man paskambina jau gegužės pabaiga, man rodos varliagyvių tyrinėjimo sezonas kaip ir baigėsi. Sako, gal jūs galėtumėt, čia mes tokia esam situacijoje, reiktų, kad patirinėtumėt. O, man kaip ir vaikas naktį 6 kartus per naktį keliasi, kaip vidurkis, žodžiu, darbo kaip ir netrūksta. Bet aš pagalvojau, tai yra tokia įdomi varliagyvių roplių atžvilgių, tai yra tokia įdomi buveinė, kad aš norėčiau. Pristačiau savo situaciją darbuotojams, kad čia gal man tiek nepavyks pabūti, kiek aš norėčiau, bet jiems tiko, sutarėm. Ir 23 metais buvo labai labai sausi metai ir pradėjome mes tikrai vėlai tyrimus, tai pratęsėm paskui į 24 dar metus tyrimus. Kuršių nerijoje man teko būti 3 kartus. Birželio mėnesį 23 metais 2 kartus ir balandžio mėnesį 24 metais. Tai buveinės, kiekvieną buveinę tikrinau herpetologiniu graibštu, ieškojau buožgalvių, lervų, tritonų, ieškojau suaugusių individų, klausiausi balsų ir dar su nacionalinio parko darbuotojais tokių darėm keistesnių dalykų. Buvo pastatytos gaudyklės paprastiesiam tritonam vienoje buveinėje. Ir Gintaro įlankoje paplaukiam su valtim pagaudėm, ką buvo įmanoma pagauti. Bet tiesą sakant, ropliams tai buvo skiriamas gerokai mažesnis dėmesys ir tos buveinės, kurios buvo darbuotojų man nurodytos, tai jos buvo visos šlapynės, varliagyvių buveinės, o ropliai buvo fiksuojami tik jau vykdant tyrimus varliagyvių buveinėse, jeigu jie buvo ten pastebėti. Ir tik tai buvo vienoje vietoje Naglių gamtiniam rezervate išdėliotos slėptuvės gluodenams, kurias darbuotojai išdėliojo, reguliariai tikrino, bet dėja gluodenų tenais rasti nepavyko. Ir man pačiai
turbūt, kadangi aš nežinau, man gamtosauga tokia. Mano tema yra, tai įdomiausia buvo saugomos retos rūšis ir įvertinti jų buveinės ir pasiūlyti buveinių priežiūros priemonės. Tai pirmiausia, mes pradėjom su 11 vietų, kurias man nurodė direkcijos darbuotojai. Paskui pasigilinus tenais ir į vietovės ir pasišnekėjus su atostogaujančiais draugais ir įvairius literatūros šaltinius, aš pridėjau dar 10 vietų. Tai turėjom 21 vietelę iš viso, kurios buvo tyrinėjamos. Apie Kuršių nerijos nacionalinio parko buveinės norėčiau pasakyti keletą žodžių. Jos tikrai, jeigu taip galvojant apie tipinę varlių balą, tai ten tokios nėra nei vienos. Jos visos yra labai keistos. Sakykim taip, aš jas čia besiruošdama pranešimą, taip nemoksliškai suskirčiau į kelis tipus, kaip pagal mano patirtį. Tai yra dumblynai. Dumblynai yra 2 rūšių. Tokie, kur gali žengti ir tokie, kur negali žengti, nesiklimps ir neišlysi. Tai kairiai pusėje mato tokį, ten per vidurį gal irgi, jeigu lystum, neišlystum, bet kadangi siauras, tai iš abiejų pusių galima prieiti ir su graibštu pasiekti. O dešiniai pusėje, tai aš stoviu ten, kur dar galiu paeiti, prieš mane keli metrai dumblo, kur jau bandžiau ne kartą. Dedikuoju ir jos nebeištraukiu, ten keparojas paskui kažkaip tai ten, kad neliktum toj tam dumble. Ir tas vanduo, kuris matosi, jis yra nepasiekiamas. Tada kitas tipas buveinių yra nendrynai. Tai tokie nendrynai, kur gali prieiti ir tokie, kur jau ten neįeis ir nepažiūrės nieko. Ir dar nendrynuose, aišku, taisyklė dažnai būna tas, toks pat arba šiek tiek kitoks dumblas, kur dar ir smingi gerokai. Tada yra pora tokių žmogaus padarytų buveinių. Tai va čia smiltiniai kanalas aplink delfinariumą ir dar smiltiniai radau tokį iš betono sukonstruotą, tiesą sakant, nežinau kas, tokį baseiną, kuriame šiek tiek sekliai ten buvo vandens. Čia yra Juodkrantės, taip vadinamo, mes tokius turėjom kodinius pavadinimus su darbuotojais, tai šitą vadinom Juodkrantės ežeriukas, tokia didelė gana teritorija, kuri, čia tos priekrantės zonos atrodo varliagyviams kaip ir galėtų būti tinkamos, bet taip kažkaip, aišku, jis man paskui taip bevaikštant aplinkui paaiškėjo, kad jis yra maitinamas Juodkrantės vandens valymo įrenginių ir, vandens tyrimo, nežinau, ten ar darytas yra ir kokia ten to vandens kokybė, ko ten per daug, ko per mažai. Galbūt ir ta priežastis, kad ten gausiai varliagyvių nėra. Ir 23 metais tai visos, ką mes matom po dešinę tokios seklios zonos, tai čia visur buvo sausa. 24 buvo tinkama, tikrai atrodė vizualiai, nežinau vandens sudėties, bet šiaip vizualiai atrodė tinkama, tik tai neaišku, kas kelis metus būna tinkama, jeigu ten tos rūšis, kuriam reikia kiekvienais daugmaž metais, tai galbūt dėl to gali būti irgi neoptimali buveinė, kad išdžiūsta. Čia yra bala prie Preilos 24 metais, tokia visai šita iš tikrųjų panašesnė tokia jau į tipinę varliagyvių kūdrą ir augmenija yra, tom rūšim, kurios kiaušinius dedant augmenijos yra tinkama, čia paprastojo tritono kiaušinis rastas ir varlių šiek tiek rasta šitoje baloje, bet jie yra ganėtinai užpavėsinta irgi nėra tokia gera labai bala. Ir tada mes einam prie to, ką mes turim rezervatuose. Čia Nagalių rezervate yra puikios kūdros, labai gausiai gyvenamos česnakių. Grobšto rezervate irgi prisipildančios labai retai balos. Paskutinį kartą rodos buvo 18 metais ir tada 24. Ir čia tada būna gausybė nendrinių rupūžių ir česnakių, kur tokia tikrai yra Kuršių nerijos išskirtinė vieta. Ir turbūt paskutinė tokia buveinė, kur čia yra Tylos slėnis, nendrinių rupūžių degraduojanti buveinė. Kai Grobšto rezervate girdėjosi gausus choras nendrinių rupūžių, tai čia teko išgirsti vieną patiną. Kiek jau visą laiką buvo vienas ir buveinė tikrai yra pernelyg užauganti augmenija ir šiom rūšim jau tampa nebetinkama. Tai čia šis sąrašas nėra baigtinis varliagyvių rūšių sąrašas Kuršių nerijai, bet tai yra, ką aš aptikau tyrimų metu. Tai matot 7 varliagyvių rūšis ir 2 roplių rūšis. Ar klausimų dar nieks neturi?
Neturi. Na kągi. Tada apie kiekvieną rūšį trumpai papasakosiu. Na tai čia mūsų žvaigždė, Kuršių nerijos žvaigždė. Nendrinė rupūžė, visame paplitimo areale labai reta, nykstanti. Gyvena labai keistose buveinėse, tokiose kaip Kuršių nerija, jai ir tinkamos yra buveinės, smėlėtos, labai apaugusios neaukšta, reta augmenija, netinkamos jokiom kitom varliagyvių rūšim faktiškai. Na, dabar šiemet tai aš radau česnakės kartu, bet tom dažnom varliagyvių rūšim netinkamos. Ir taip joms visai netrukdo, kad jos užsipildo vandeniu kartą per keletą metų. Gyvūnai yra ilgamžiai, jie laukia, kol užsipildys tos buveinės ir jie netgi turi tokią adaptaciją, kas varliagyviam nebūdinga šiaip jau, kad gali grįžti veistis į buveinę. Ta prasme, jos laukia, gali sezonas būti nuo balandžio iki birželio. Jeigu balandį kūdra sausa, jų bala sausa, jos laukia. Jeigu palis lietus stipresnis birželio mėnesį, tik tai atsiras vandens, tada jos subėgs ten visos. Jos nešokuoja, beje, bėgioja, jų kojos tokios vadinamos bėgiojančiam rupūžėm trumpos kojos ir jos, norėjau sakyti, šokuosi iš įpročio, šnekėdama apie varliagyvius, bet jos atbėgs tada greitai į tas savo balas, turi tokį prisitaikymą visiškai laikinų buveinių ir greitai gana išsiveisia, greitai išsivysto ir vėl gali ilgai laukti, kol sekantį kartą prisipiltis vandens. Čia dabar, jeigu man pavyks šitam Grobšto rezervato paleisti video. Ar matosi? Matosi. Ir girdisi kažkas. Tai čia girdisi nendrinės rupūžės. Kokybė video gana prasta, nes buvo iš tiesų jau gana tamsu. Dabar daugmaž centre yra vienas patinas. Kažkas krūta centre. Ten pagurklis toks baltas. Taip, taip. Na tai čia buvo toks mano didysis džiaugsmas šitų tyrimų, atrasti tokias gausias populiacijas nendrinių rupūžių. Ir jos girdėjosi iš tiesų, kur buvau Palvėj, toje girdėjosi gausiai, gretimais girdėjosi tikrai ne vienas choras ir girdėjosi toliau, tikėtina, kad ir Kaliningrado pusėje, ten jų yra gyvenama. Matosi taip visai stipriai dar rūšis laikosi. Kaip ta buveinė išsilaiko, iš tiesų nežinau, ten tokių yra gana gausiai toj vietoj žolėdžių, kiek aš pastebėjau, be ieškodama ten rupūžių ir 23 metais ir 24 visokie šernai, briedžiai. Galbūt jie palaiko tas buveinės kažkiek atviras, galbūt reiktų kreipti dėmesį, kad jos neužtankėtų, neužaugtų, norint išlaikyti tokias nendrinių rupūžių populiacijas. Pilkoji rupūžė, čia tokia mistinė rūšis, Kuršių nerijos stebėta migracijų metu prie Nidos, Purvinėje, kur jos veisėsi tenais. Na, aš ten ir aplink vandens valymo įrenginius vaikščiau ir visur ten, tokių kaip kūdrų tai nėra. Ir tokia kilo hipotezė, kad galbūt jos gali veistis ir Kuršių marios priekrantėse. Ir rupūžių yra tikrai ten labai negausiai, aišku, veisimosi vieta būtų neoptimali. Bet, tokia mano hipotezė, kad galbūt jos veisėsi Kuršių marios nendrynuose pagal vandens surumą, literatūros duomenimis, buožgalviai gali tokiame surume išgyventi. Ežerinės varlės, gyvenančios gausiai labai Kuršių marių nendrynuose, labai Gintaro įlankoje gausiai gyvenančios ir puikiai, manau, joms ten sekasi. Tikrai gausus chorai ežerinių varlių. Pievinės varlės, šiaip jau dažna, labai Lietuvoje dažna rūšis. Kuršių nerijoje tikrai nedažna. Kaip jau sakiau, tipinių varlių balų kaip ir nelabai yra. Aptikta 2 vietose ir tai negausiai. Česnakės. Irgi aptikta 2 vietose ir kaip bebūtų komiška, nors česnakė yra šiaip retesnė rūšis, bet
aptikta didesnių gausumų negu pievinė varlė, tai rezervatuose. Paprastasis tritonas irgi šiaip apskritai dažna rūšis savo paplitimo areale, bet Kuršių nerijoje nedažna rūšis aptikta 2 vietose. Čia pavyko rasti tritono kiaušinį. Geltonskruostis žaltys, manau, kad jis yra dažnas Kuršių nerijoje, bet aš jo specifiškai kaip jo tokio tai nevykčiau paieškos ir beieškant Rupūžių Tylos slėnyje buvo matytas geltonskruostis žaltys. Ir trapusis gluodenas aptiktas Šlapynėje prie Juodkrantės vandens valymo įrenginių. Su gluodenu tai galbūt yra tokia įdomi istorija, kad šiaip gluodenos buvo kaip ir dabar nemažai rūšių padalintas. Viena rūšis, Anguis fragilis, į keletą rūšių. Ir per Lietuvą eina rūšių paplitimo riba. Kuršių nerijoje yra Anguis fragilis, o Lietuvos rytinėje dalyje Anguis kolchika. Tai buvo labai dėl to įdomu pagauti Kuršių nerijoje gluodeną ir pasižiūrėti jį atidžiai, ar jis tikrai fragilis. Čia matome gluodenų skirtumus, pažymėti, taip vadinami, prefrontaliniai žvynai. Fragelis jie susieina, taip kaip ir, kairėje pusėje, oranžiniu pažymėta, žodžiu, kaip jie susieina, o kolchika tarp jų yra tarpas. Tai čia dabar atsiprašau už tokią neryškę nuotrauką telefonu ir dar jums turbūt per internetą prasčiau matos negu man kompiuterį, bet žodžiu, žinai, čia yra kaip fragilis to individo. Tai kaip ir teigiama moksliniuose šaltiniuose, Kuršių nerijoje gyvena Anguis fragilis rūšis. Tai ir tiek to mano pranešimo. Noriu padėkoti labai Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai. Tikrai buvo labai smagu su šitais žmonėmis dirbti. Mano šeimai už kantrybę ir jums už dėmesį. Norėčiau klausimų. O čia šioje nuotraukoje jūs, gerbiamoji? Taip, gerbiamasis, čia aš. Taip. Ačiū labai, Dalia, už tikrai puikų pranešimą ir metas jūsų klausimus. Ar turėtumėt kas nors paklausti Dalios? Ne, tai šiek tiek norėčiau tada aš porą klausimų jums užduoti. Tai labai išsamiai pakalbėjote apie atliktus tyrimus Kuršių nerijoje, kurie buvo paskutinį kartą, kaip minėjote, atlikti 2002 metais, berods, kas yra bene 24 metų tarpas. O ar galbūt jums pavyko palyginti tuos jūsų duomenis su senesniais tyrimais ir galbūt kažkokias tendencijas tarp tas 24 metų laikotarpių galima paminėti? Palyginimas kažkurio prasme buvo gana sunkus, kadangi koordinatės buvo nurodytos tyrinėtų vietų labai netikslios. Kaip sakykime, mes dabar turim koordinatės po kablelio 6 skaičiai normaliai, jeigu po kablelio yra 2 skaičiai, tai vieta ten belenkur. Tiesiog senom sistemom buvo darytas tyrimas, bet iš principo tai manau, kad turbūt kažkas yra gana panašaus. Tylos slėnyje buvo turbūt nendrinių rupūžių geresnė buveinė, dabar labiau jinai degradavus yra. O šiaip manau, kad panašus turbūt rezultatai gana. O apskritai Kuršių nerijoje visos Lietuvos kontekste herpetologinių to požiūrį, kiek yra išsamiai ištirta teritorija, ar čia kaip dažnai straipsniuose rašoma, reikia papildomų tyrimų dar Kuršių nerijai, ar čia, kaip sakant, jau viskas išsemta, kas buvo galima išsemti jūsų tyrimo metu? Ne, tai čia aišku, aš iškart pristatau, kad aš buvau 3 kartus, tai jeigu aš ten būčiau pagyvenus porą mėnesių, tai žinoma, būtų tie rezultatai daug išsamesni. Išsemta tikrai viskas nėra. Tai manau ir ateityje dar tikrai mielai bendradarbiausime ir toliau tirsime mūsų varliagyvius ir roplius. Tai dar šiek tiek norėjau jūsų paklausti apie varliagyvių ir roplių buveinės. Tai nežinau, galbūt mane pataisysite, bet tikriausiai klimato kaita yra tas faktorius, kuris tikriausiai esmingiausiai paveikia varliagyvių buveinės. Ir jūs net užsiminėt, kad 2023 metais buvo labai sausringas periodas ir tuos tyrimų jūsų laikotarpį teko pakoreguoti. Tai mano klausimas būtų, kiek apskritai varliagyviai yra jautrus buveinių pokyčiams, ar mes jau po metų galime
pastebėti tam tikras tendencijas, ar reikia čia tikrai dar ilgesnių metų, kad galbūt matytume, kad vienos rūšys nyksta ar kaip tik ateina į Lietuvą dėl klimato kaitos būtent sukeltų pokyčių? Na, varliagyviai, manau, nyksta labiausiai dar kol kas turbūt ir ne dėl klimato kaitos, o nyksta dėl šiaip žmonių buveinių naikinimo, užarimo, užteršimo, nusausinimo. Šiaip, jeigu žiūrint bendrai ne Kuršių nerijoje, bet klimato kaita varliagyviams, žinoma, jie bus labai jautrus, jie bus vieni iš jautresnių rūšių, tikrai. Ypač tie, kurie trumpiau gyvena ir kuriems kūdros yra reikalingos nuolatos, tai tas netikėtas kūdrų išdžiovimas jiems tikrai bus kritinis veiksnys. O iš esmės, kalbant apie varliagyvių apsaugą, tiksliau jų buveinių apsaugą, kadangi rūšių apsaugą galima saugant tik jų buveinės, tai kokias galbūt akcentuotumėt esminės gamtotvarkos priemonės, nes jūs minėjote, yra varliagyvių, kurie gyvena nendrynuose, bet kita vertus, kitoms rūšims kaip tik reikia šalinti nendrynus. Tai kaip galbūt rasti tą balansą, kad visiems būtų gerai ir kokios būtų esminės būtų gamtotvarkos priemonės Kuršių nerijai tam, kad mes pagerintume varliagyvių ir roplių būklę? Tai nendrynų jūs turit užtektinai, tikrai gali dalyje vietų pašalinti, dalyje vietų palikti. Čia, manau, visos rūšys jūsų nendrynuose tilps, nebent kai kuriom rūšim reikia ten plačių teritorijų pašalintų nendrynų arba plačių teritorijų nepašalintų nendrynų. Varliagyviai nėra iš tokių, jie gali ir, jiems tie nendrynai, kokie yra dabar gerai, jeigu jūs ten kažkiek pašalinsit, nemanau, kad labai pakenksit. O ką aš norėjau pabrėžti, kad nendrinės rupūžės, kurios tikrai tokia rūšis yra, kuriai visam paplitimo realiai jinai nyksta ir jai reikia pagalbos, taip galima būtų sakyti. Tai šiai rūšiai, man atrodo, priežiūros buveinės priežiūros koncentruotis į tokią rūšį. Tai tylos slėnio ganimas būtų pirmas žingsnis, nes ganimas geriausiai palaiko tokios rūšies buveinės. Šienavimų galima kažkiek irgi atstatyti, žinoma, ten reikia visą biomasę išvežti, bet ganimas tai yra geriausia. O taip pat dar teko domėtis varliagyvių apsaugą ir, pavyzdžiui, jeigu gerai atsimenu, Vingio parke, Verkių parke yra netgi statomi specialūs ženklai ir tvorelės varliagyviams, kurie migruoja. Galbūt jums pavyko identifikuoti tokių vietų ir Kuršių nerijoje, kur galbūt būtų būtinos tokios priemonės, kaip kelio ženklai, tvorelės? Tiesą sakant, nebuvau tuo metu, kai šitos rūšys tai būtų pilkoji rupūžė ir pievinė varlė, jos sudaro tas tokias masyvias migracijas. Darbuotojai sakė, kad po keletą varliagyvių vienur kitur rado tokių masyvių vietų, turbūt migracijos pas jūs nėra, kadangi nėra tokių kiekių varliagyvių. Tai tas vietas migracijos metu važiuojant keliu jas galima nesunkiai identifikuoti. Jeigu, tiesiog, Vingio parke tai ten būdavo masinė ir Pavilnių Verkių regioniniam parke yra gausios populiacijos ir masinė migracija. Pas jūs populiacijos negausios ir migracija dėl to nemasinė, bet aišku, tai kai populiacija negausi, apsaugoti tuos kelis individus, kurie migruoja, yra dar svarbiau. Na ir dar iš tikrųjų būtų įdomu sužinoti, kadangi, kaip minėjote, jau varliagyviais domitės nuo pat magistro studijų, jeigu gerai supratau, tai galbūt atlikus tyrimus Kuršių nerijoje jums galbūt pavyko išvelgti tam tikrų elgsenos biologijos skirtumų tarp žemyninės Lietuvos ir Kuršių nerijos. Nes pavyzdžiui, kai buvo kerpių tyrimas, tai mokslininkai irgi pastebėjo tam tikrus skirtumus, kuom kerpės skiriasi čia ir žemynė. Tai galbūt ir varliagyviai turi kažkokių savo ypatybių Kuršių nerijoje lyginant su žemynu. Tiesą sakant, nepavyko man išvelgti kažkokių tokių skirtumų, nes, buveinės tai jos yra tikrai labai skirtingos, bet varliagyvių dėl to, kad buveinės jiems nėra optimalios, kai kuriom rūšim jų tiesiog gyvena mažiau. Gluodeno kita rūšis negu rytiniai Lietuvoje, toks skirtumas. O tas tarpas, kas yra vidurio Lietuvoje, dar nuo 2021 metų dar taip ir ta pilka zona taip ir išliko, ar jau šiek tiek aiškėtas vaizdas, kas yra vidurio Lietuvoje? Man neteko girdėti, kad būtų žinios tokios, kas vidurio Lietuvoje. O Dalia, dar įdomu būtų sužinoti, koks yra jūsų požiūrių visuomenės įsitraukimas apskritai aplinkosaugą Lietuvoje ir susidomėjimas varliagyviais. Dabar ypač populiariai įvairios piliečių mokslo iniciatyvos, tai galbūt reikėtų dar kažkokių papildomų edukacinių kitų iniciatyvų tam, kad žmonės dar labiau domėtųsi varliagyviais, nes, tiesa, vieni juos labai mėgsta, kiti netgi bijo. Tai koks jūsų požiūris, kaip visuomenė šiuo metu
priima varliagyvius Lietuvoje? Man atrodo, čia yra labai plati erdvė visom iniciatyvom, kurios nori visuomenę įtraukti, šviesti. Tikrai labai daug vietos yra visiems, nuo vaikų edukacijos iki daržininkų švietimo, kad rupūžės tų braškių tikrai neėda. Tikrai labai yra plačios erdvės. Nėra taip labai Lietuvoje, kad kažkas to užsiimtų, kaip jūs sakot, vat, yra paukščių, ten daug stebi, ar ne, žmonių, tai manau, kad žmonės galėtų įsitraukti varliagyvių stebėjimus ir apsaugą tikrai daug intensyviau, jeigu kažkas juos pakviestų, paskatintų. Tai va, čia galbūt idėja ir mums patiems, kaip įtraukti visuomenę dar labiau gamtos apsaugą. Na, mane toks vienas sudominęs variantas radau internete, kad buvo netgi renkamas varliagyvių balsų topas. Tai galbūt atlikus tyrimą... Čia aš organizavau, man rodos, šitą, jeigu raudonpilvės kūmutės Eurovizija, jeigu jūs apie tai turbūt. Jo, čia tikriausiai va netgi ir jūs organizavote, tai ar tas topas po Kuršių nerijos pasikeitė, ar visgi raudonpilvė kūmutė jums išlieka ta favoritė balsų topė? Tai jei mes šnekam apie tą patį renginį, tai buvo raudonpilvės kūmutės keliose šalyse, mes darėme Euroviziją, žodžiu, rinkom, kurioj šalyje raudonpilvės kūmutės gražiausiai kūmuoja, žinoma, laimėjo Lietuva. Ai, čia buvo kalba tik apie tą vieną, galbūt aš ne taip supratau. Na, jei mes apie tą patį renginį šnekam. Tai raudonpilvės kūmutės, žinoma, žavus balsas. Aš nežinau, kiekvienos rūšies gražus balsas. Man nėra kažkoks, kad kažkieno tai gražesnis gal negu kito. Taip, na, tai galbūt mano monologą reikia baigti, galbūt dar kažkas iš dalyvių turi kažkokių klausimų, galbūt kažko norėtumėt paklausti. Kaip dėl dirbtinių ten vandens telkinukų įrengimo Kuršių nerijai, kaip ta opcija, ten tiesiog gal kaip saugoma teritorija tas netoleruotina, bet tai pagerintų ryškiai gyvenimą varliagyviams. Tai toks, man atrodo, buveinės tokios yra, kur natūraliai nėra ten tų vandens telkinių ir nėra taip, kad, kaip sakykime, pietų Lietuvoje mes kasėm ir vanduo laikėsi ir susidarė tos kūdros. Na, jos ten buvo buvusios anksčiau, paskui užakusios, paskui mes jas atstatėm. Tai Kuršių nerijoje nėra tokios galimybės, tai būtų jie visiškai dirbtiniai, kažkokia turėtų būti tiesiama plėvė, kad tas vanduo laikytųsi. Aš galvoju, ar verta tokią unikalią vietą pritaikyti, bandyti kažkaip tai dirbtinai sukurti sąlygas dažnom rūšim tokio unikalioje vietoje. Aš tai sakyčiau, reikia saugoti tas rūšis, kurios yra unikalioje vietoje ir tas buveinės, kurios ten yra. Bet jos kinta, užauginėja, tai va dėl to. Tai va, aš jau ne kartą pasikartojau ir šį vakarą ir anksčiau, kad tylos slėnio ganimas, tai čia būtų, sakyčiau, priemonė numeris 1, jeigu šnekant apie buveinių priežiūrą. Taip, ar dar turite kas klausimą? Aš turiu vieną klausimą. Taip, prašau. Labas, Dalia. Labas, Andriau. Linkėjimai. Ačiū, labai įdomi paskaitėlė. Ir mane domina, aš jau labai atšokęs nuo visų reikalų, bet mane labai domina vienas dalykas. Ar iš viso kas nors tyria, kada nors, kai tyria varliagyvius, jų mitybos šaltinius šalia, iš ko jie gyvena ten? Ir antras klausimas yra, ar kas nors kaip nors vertina tų rūšių patį svorį ekosistemai, kad priimti teisingą sprendimą. Reikia didinti jų, ar reikia mažinti? Tai va tiek. Ačiū tau. Tai manau, kad tikrai yra mitybos šaltiniai tyrinėti kiekvienos rūšies. Manau, tyrinėti, tiesą sakant, aš kai su buveinio atkūrimu daugiau dirbu, tai net negalėčiau tai pasakyti labai tiksliai. Manau, čia galima nesunkiai per mokslinius straipsnius perėjus surasti atsakymus. Ir svoris ekosistemoje, ko gero, irgi tyrinėtas. Tai šiaip svoris varliagyvių apskritai ekosistemoje, jeigu jos yra dažnos ir gausiai gyvenančios rūšis, tai jos yra mitybos šaltinis labai daugam. Kuršių nerijoje tai ežerinės varlės sudaro turbūt tokį svorį, kad jos gyvena gausiai ir ten jomis maitinasi, ir jos maitinasi. Kitos rūšis, kurios negausiai, tai jų ir svoris nėra didelis. Ačiū. Taip, ar dar turite kas klausimų? Na, panašu, klausimai baigėsi, tai
tuomet ir norėčiau eiti link pabaigos ir dar kartą visos nacionalinio parko direkcijos vardu padėkoti Daliai Basytei Čech už tikrai atliktą puikų darbą, kuris papildė suvokimą apie mūsų gamtinę aplinką. Na ir kaip ir kalbėjom, čia tikrai nėra pabaiga varliagyvių tyrimuose, tai net neabejoju, kad ateityje galbūt dar teks bendradarbiauti kartu. Na, taip pat ačiū visiems išklausysiems pranešimą, uždavusiems klausimus. Šį pranešimą rasite Nacionalinio parko direkcijos YouTube paskyroje. Nu, to pačiu kviečiu mus sekti ir kitose socialinėse medijose, kur rasite visą informaciją apie mūsų edukacijas, gamtos mokyklose Smiltynėje bei Nidoje. Na, taip pat visą informaciją apie mūsų naują lankytojų centrą Juodkrantėje. Tai dar kartą ačiū visiems ir linkiu gerą vakarą. Nu, tai ačiū labai visiems uždėmesio. Truputį liūdna, kad tiek mažai klausimų. Bet visiems labai ačiū, kad buvot ir klausėt. Ir iki kitų susimatymų. Visą, iki. Visą. Ačiū. Geram.